Labas. Viskas gerai? Ačiū, kad atėjai pasimatymą. Ačiū, kad ir tu pasirodė. Labai Tokį žaliai įsivačiu. Iš nuotrauką, kai pažiūrėjau, tai labai nustebau, bet dabar, kai gyvai pažiūrėjau, tai labai simpatiška mergina. Labai skiriasi nuotraukai. Kažkaip blanki tokia nuotrauka, kažkaip galvojau, kad nelabai dėmesio mano verta. Bet paskui, kai pradėjau bendrauti, išvaizda labai graži, kai pradėjau bendrauti ir kažkaip patiko man, nes irgi netylinti mergina, neieško žodžių kišeniai. Aš norėjau paklausti, kaip tau meilė iš pirmo žvilgsnio. Ar tu ją tiki? Nu, visko pasitaik. O pavyzdžiui, kaip aš tau pasirodžiau iš pirmo žvilgsnio, tarkim, kai stebėjai video. Sustok save girti, labai giri save. Nieko vaikins, kaip vaikins, toks normalus. Sakyk, pastebėjau, kad tu žemaitiško kraujo turi. Nieko negaliu daug pasakyti. Tai turiu žemaitiško kraujo. Jis kalba žemaitiškai. Turiu nemažai. Mergina atėjus, su manim pradėjo šnekėti žemaitiškai. Kažkaip pasijutau nejaukiai, nes ne kiekvieną žodį supratau. O tu gal žemaitišką? Ne, žemaitiškai nemoku. O ką? Sakyk, mėgstu žemaičių blynus. Lietuviškai, bet mėgstu žemaičių blynus. O ką palitų gal? Labai matosi, kad mėgsta žemaičių blynus. Paprastai šneku. Tik džiūvėsius valgo. O alitiškė netort tarmės? Nu, gal ir turi kažkokią savotišką, bet... Nu, tai tu ir šnekėt su manim. Tai aš taip šneku, kai alitiškai šneku. Ne, čia yra literatūriška. Ne. Kai kalbėjau žemaitiškai, jisai gal buvo truputį sumišęs. Ir aš labai norėjau ir stengiausi, kad jisai irgi kalbėtų savo alitaus tarme. Dzūkiškai berods jie ten kalba, ar ne? Bet nepavyko, labai gaila. O tu pati iš Vilniaus esi? Ne, dar nesuprata. Dar ne? Dar nesuprata, kad ne iš Vilniaus. Pasakyk, tikriausiai įrašai išeisiu su šypsena. Rasti nors vieną Vilnietį, kad kalbėjo žemaitiškai. Yra šis vaikas. Bet tai reiškia, ne tikri Vilnietė, o atvyk iš kažkur. O tai kur pati gyveni? Vilnių. Vilniui? Ir kaip Vilniaus kultūrų mums visai nekeit, ir aš žemaitiškai įtėjusias. Aišku. Tai ką nors apie save dar papasako, apie savo hobį? Tai apie save ką nors papasako. Na, aš esu aktyvus, manau. Daug kelia. Dažniausiai vedu koncertus, labai mėgstu keliones, šokti mėgstu. Sakyk, paskutinė mano kelionė buvo Kolumbija. Paskutinė buvo mano kelionė į Kiprą. Ten mes šokom sambą. Samba, rumba, salsa. O čia kokia šokų grupė lanka, ne? Nu, šiaip mokyklinis kolektyvas, bet kai nuvažiuom, tai visi lieka... Paklausk, ar jinai mėgsta šokti ar moka šokti? Nusižavėti, o tu mėgsti šokti ar moki? Aš kad mėgstu, aš labai gal tautinį šokį. Jeigu bus proga, tai ar palaikysi man? O jeigu būtų proga, tarkim, su manim pašokti šiandien ar palaikyti man kompaniją? Aišku, kodėl? Tai tik labai gerai, labai gerai. Pakuojasi šoktumėm. Paskui, ką žinau, kai nuvažiuojame mes į ten, tai yra ten ir su žvaigždėm susipažįsti, tai taip linksma kažkaip. Kokiam žvaigždėm? Nu, kuriuos rodo per televizorių, kad jų lankytų šokius, tai ne mes jų parašų prašom, bet kartais net išeina, kad jie mūsų paprašo, tai taip pasijaučiam labai linksmai. O pati klausimi, kas hobis kokias? Nu, šiaip mėgstu skaityti. Sakyk, teko matyti gyvai Shakirą netgi koncerte Kolumbijoje. Bet gal nėra žemaitiškų knygų, tai reikia literatūrišką skaityti. Ar paklausk, ar jai patinka Shakiros dainos? O tau patinka, tarkim, Shakiros dainos? Shakira? Sakyk, buvai gyvam koncerte ir teko šokti pagal ją muziką. Tiek daug, paauglystė. Aha, nes aš buvau gyvam jos koncerte. Tai paskui po koncerto teko pašokti. Su Ona? Ne, jinai, ta prasme, buvo žiūrovė, o mes šokom ten, tai liko... Jinai buvo Kolumbijos atstovė. Žavėja jau Shakira. Sidekė buvo tam. Kolumbijos atstovė. Tai aš turėčiau iš klumpių iškrėsti. Na, iš tiesų, pagalvojus, kas ta Shakira, kažkokia tai kažkur gyvenanti, dainuojanti, šokanti moteris ir man visiškai neįdomi. Jisai buvo pasimetime su manimi ir turėjau sužavėti mane ir jokios Shakiros man neįdomus. Tai išgerkim šampės dar kartą. Ir tikriausiai po šio gurkšnio mes turėsim progos
manau, po šio gurkšnio gal mes turėsim ir progos pašokti. Jeigu jis būtų buvęs 5 metais vyresnis ir būtų, ta prasme, pasimatymas su 5 metais vyresniu ten bachuriuku kokiu, ir jis man būtų pasakęs, nu, davai, kalam šampės, tai būčiau pagalvojus taip, kad kalam šampės, o po to jau gal einam pas mane ar pas tave. Tai gal pašoksim? O kon šoksim? Kon pakuoji? Nu, ką nors, kaip gausis. Tai čia jau dava paprasta, kur nors kitkom galim pašokti. Tai paskui viskas iš eilės. Nu gerai. Skaniai kvepia. Ačiū. Labai jau ten aš jau nešokdanau ir labai daug sugebėjimų neparodė, bet kad pasigyrė, tai pasigyrė normaliai jau taip, nepasikuklino, o labai jau ypatingų judesių neparodė. Čia yra labai nekasdieniška dovana. Tokia mergina. Manau, kiekviena moteris ją naudojasi, nes... Merginom? Taip. Mes su jos pagalba išmoksim salso šokti. Galima su šia pagalba išmokti salso šokti. Šluota su baltais plaukučiais, 2 rožiniais balionais ir kelnaitėm tokiam didelėm. Iš tikrųjų mane nustebino. Pralinksmino, tai toks pokštas. Klubus veikia. Jepa, pareikauk, jepa! Tai tau norėjau įteikti tokią dovanėlę. O sakyk, jeigu nori, kad būtų linksma, aš galiu užsimauti šios kelnes. Jeigu norėtum, aš galėsiu šitas kelnes užsimauti. Čia kelnes? Davai, užsimauk. Užsimauk, sakyk, aš linksmolis ir man sakyk nieko nereiškia. Tu man paplok, aš užsimausi. Tu pasiūlyk jam ir nusimauti ir pasidarė kitos. Pralinksmas garantuotas. Sakyk, aš būsimas komikas. Iš tikrųjų, aš būsimas komikas. Būsimas komikas. Užsidėjęs tas kelnaitės, tuos tokius šeimininius, jis norėjo gal pasijuokti iš tos dovanos, parodyti savo šmaikštumą, sąmonį. Žiūriu aš į tavo akis, labai tokios gražios, simpatiškos, kažkaip. Pradžioje sakiau, kad tik išgirstu komplimentą apie akis ten gražias ar kažką jau ten panašaus, tai iš karto pabėgau. Tai taip ir padariau, atsistojau ir išėjau. O kai aš grįžau, jis tebe buvo pasimetęs. Ar mėgsti anekdotas? Aš kad mėgstu papasakoti. Sakyk, papasakosiu vieną labai juokingą. Na, norėčiau papasakoti kokį vieną juokingą. Ir klausyk, ką aš kalbu. Šaldytuve guli 10 kiaušinių. Šaldytuve guli 10 kiaušinių. Guli 10 kiaušinių. Vienas kitam sako, pažiūrėk į tą paskutinę. Kitam sako, pažiūrėk ar ne paskutinis. Taip daeina iki 9, vienas kitam sako, pažiūrėk tą paskutinį, pažiūrėk į tą paskutinį. Mes kaip kiaušiniai, kalbėk. Na, pamiršau aš gal šitą anekdotą. Aš jau galvoju, kad anekdoto nebesuprantu. Pasakoti anekdotus per pasimatymą nėra blogai, bet blogai yra tai, kad tu pasakoji anekdotą ir pamiršti į vidurį anekdotą. Jau, čia daug. Kojo tyla nejauki. Dabar tu ką nors tokį papasakoji, tokia nejauki tyla. Tai tu dabar ką nors papasako, kaip? Nu, ko čia tau papasakoti? Aš su Žemaitė. Labai gražiai Žemaitė. Dėkui. Tik nesakyk apieks, nes vėl pabėgsiu. Ne. Aš ją įsimylėjau iš pirmo žvilgsnio, dėl to, kad jinai man patiko, jinai kažką savyje turi, kad sužavi žmonės. Nu, gal tas jos linksmumas toks, nu, nesukausyta mergina yra. Skalbėk drąsiai. Patiko pasimatymas. Nu, toks vidutiniškas. Sakyk, pirmas blynas ko man visada, sakyk. Pirmas blynas visada nesigauna. Nu, man kažkaip dainas. Tau kanda kažkaip. Kandi tu jam jausi, tai supranti. Ne, įsisijaudimo. Krūtu visą. Ne, aš žinai, kai nenusipykstu taip vietoj, tai visą laiką krūtu. Jei tavo blogą pasidarys, tai tu šok aplink stalą apibėg. Toks yra hiperaktyvių gal vaikų požymis, kada žmogus kalba, sėdi vietoj ir nuolat krūta. Tai jaudinosi tikriausiai taip
tai parodė savo jaudulį ir pasiūlau jam pabėgioti aplink stalą, kad biškai apsiramintų. Tai labai dėkoju tau už pasimatymą. Sakyk, buvo labai malonu. Labai buvo malonu. Tikiuosi ir ta buvo linksma. Linksma buvo ir manau, Tikiuosi ir ta buvo Kad linksma. išmoksime sakant žemaitiškai. Nors mergina visą laiką kalbėjo žemaitiškai, o Rolandas, ko gero, suprato tik pusę jos kalbos, vaikinas įklimpo iki ausų. Mergišių istorijoje dar nebuvo, kad vaikinas taip greitai prisipažintų įsimylėjęs iš pirmo žvilgsnio.